Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas tikisi šią vasarą vyrų rinktinėje matyti visas žvaigždes. Esą kol kas neigiamo atsakymo nedavė nei Matas Buzelis, nei Kasparas Jakučionis. Be to, kuriamas fondas, kuris rems jaunųjų talentų tobulėjimą, kad mažai žaidėjų vyktų į Amerikos universitetus. Į Raudondvario pilį susirinkę šalies krepšinio vadovai sprendė, kokios problemos ir iššūkiai laukia. Praėję metai buvo vieni sėkmingiausių per pastarąjį dešimtmetį rinktinėms. Moterys grįžo į elitinį turnyrą, vyrai Europos čempionate buvo arti medalių, apdovanojimus namo vežė jaunimas. Asociacijos vadovas Mindaugas Balčiūnas sako, kad kvietimai vasarai rinktinė išsiųsti 30 geriausių žaidėjų, skaitant ir NBA žaidžiančius lietuvius. Domanto Sabonio situaciją visi žinom, tikrai šią vasarą turbūt jo nebus, o visi kiti tiesiog dėliosi planus vasarai ir žino, kada rinktinės stovyklos ir tikrai tikimės, kad turėsim. Tačiau šalies krepšiniui netrūko ir skandalų. Buvęs moterų rinktinės treneris Rimantas Grigas neteko pareigų dėl tariamo priekabiavimo prie krepšininkių. FIBA šią bylą dar nagrinėja. Legenda Robertas Javtokas priverstas teismuose įrodinėti savo nekaltumą. Nemokumą paskelbęs Vilniaus Vulfs vadovas Gediminas Žemelis pareiškė, kad nesiruošia mokėti skolų žaidėjams, nes šie esą prastai žaidė. Tokioms mintims net pritarė ir LKL prezidentas Remigijus Milašius. Balčiūnas abejoja, ar tokį pavyzdį matantis kiti klubai nenuspręs irgi nemokėti algų. Tai yra autonomiška lyga, kuri turi ir sprendžia savas problemas ir aš, jeigu viskas vyksta pagal įstatymus, tai mes nieko ir nepadarysim. Kiekvienas subjektas atskiras kaip įmonė gali daryti tokius sprendimus. Visgi asociacija su LKL gvildena idėją įkurti finansinį fondą, kad nemokus klubai nepaliktų žaidėjų tuščiomis. Be to, prisidėti prie jaunųjų krepšininkų fondo kviečiama legenda Šarūnas Marčiulionis. Taip siekiama apriboti žaidėjų agentų savivalę ir saugoti talentus juos ugdant Lietuvoje, o ne Amerikos mokyklose. Dideli pinigai laukia tenais. Ir to patriotizmo, to grįžimo galbūt ne visą laiką. Galbūt gali būti ir taip, kad universitetai nelabai nori. Galbūt yra kiti dalykai, kad žaistų už nacionalinę rinktinę. Tai reikia tą, kaip sakant, surasti balansą. Moterų krepšinio lyga turės naują vadovą. Atsirado ir Justis akademija, atsirado ir kitų dalykų, kur reikės pagelbėti dukrai. Tai yra su WNBA ir kiti projektai, kur, manau, bus arčiau širdies ir tikrai, sakau, 3 metai atiduoti. Širdį įdėjau. Anot Jocio, moterų klubai turi patys dirbti ir stiprėti, o ne tikėtis pinigų į ištiestą ranką.